2015 m. balandžio 25 popietę Nepalą ir aplinkinę šalis sukrėtė netgi 7,8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Drebėjimo sukelti smūgiai sukėlė laviną nuo Pumori kalno į Everesto bazinę stovyklą. Žuvo mažiausiai 22 žmonės, o tai viršijo 2014 metais įvykusios lavinos aukų skaičių ir tapo mirtiniausiais Everesto metais. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie 2015 m. Everesto žemės drebėjimą. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausią video. O dabar gero žiūrėjimo. Everesto kalnas buvo maždaug už 220 km į rytus nuo epicentro, o žemės drebėjimo metu, kaip manoma, ant kalno arba šalia jo buvo nuo 700 iki 1000 žmonių, įskaitant 359 alpinistus Everesto bazinėje stovykloje. Didelė dalis iš jų grįžo į Everestą po nutraukto 2014 metų sezono. Žemės drebėjimas sukėlė kelias didelės lavinas ant kalno ir aplinkui jį. Viena lavina, kilusi nuo netoliese esančio Pumori viršūnės, nusirito į bazinę stovyklą ir nupūtė daugybę palapinių per Kumbu ledyną žemyn lig apatinio ledokryčio. Indijos kariuomenės alpinistų komanda iš pietų bazinės stovyklos ištraukė maždaug 19 alpinistų kūnus ir išgelbėjo mažiausiai 61 alpinistą įstrigusi ant šio kalno. Mažiausiai 60 žmonių buvo sužeisti, 10 buvo laikomi dingusiais, o daugelis kitų įstrigo aukštesnėse stovyklose, praradę saugius nusileidimo kelius. Balandžio 26 dienos rytą sraigtasparniai pasiekė Everesto kalną, kad pradėtų gelbėjimo operaciją. Ir jiems pavyko nugabenti 200 sunkiai sužeistus alpinistus į Feričės kaimą, iki kol operaciją sustabdė blogas oras. Feričė yra svarbi alpinistų sustojimo vieta, joje yra primityvi ligoninė, kurioje dirba savanoriai gydytojai iš Himalajų gelbėjimo asociacijos. Vėliau tą pačią dieną sraigtasparnis, kaip pranešama, evakavo kelis alpinistus iš pirmosios stovyklos, kuri yra virš bazinės stovyklos. Maždaug apie 100 alpinistų vis dar negalėjo saugiai nusileisti iš pirmos ir antros stovyklų. Ekspedicijų vadovai nusprendė pabandyti evakuoti alpinistus iš pirmos stovyklos, sutvarkydami maršrutą per Kumbu ledokrytį. Balandžio 26 dieną sraigtasparnis atgabeno papildomas techninės įrangos į pirmą stovyklą, o šerpų ir užsienio gidų komanda bandė atkurti maršrutą nuo viršaus žemyn iki bazinės stovyklos. Tuo pačiu metu kita komanda, išsiųsta iš bazinės stovyklos, bandė atkurti maršrutą iš apačios aukštyn. Tačiau šis bandymas buvo nesėkmingas, nes vėlesnė lavina nušlavė daugumą kopėčių ir, kaip pranešama, nužudė 3 šerpus Kumbu ledokrytyje, tai padidindama žuvusiųjų skaičių ant šio kalno iki mažiausiai 24. Balandžio 27 dieną daugiau alpinistų buvo išgelbėtas sraigtasparniais. 60 žmonių buvo išgelbėta iš pirmos stovyklos, o 170 buvo išgelbėta iš antros. Balandžio 25 dieną buvo rasti 17 kūnų, o balandžio 27 dar vienas. Balandžio 26 dieną vienas iš 60 sunkiai sužeistų mirė ligoninėje. Nors lavinos apgadino kopėčias Kumbu ledokrytyje, saujelė alpinistų, nepaisydami nelaimės, iš karto kreipėsi leidimo tęsti bandymą kopti į kalną, o Nepalo vyriausybė jiems leido tai padaryti praėjus 4 dienoms po žemės drebėjimo 2015 m. balandžio 29 dieną. Kopėčios buvo suremontuotos per artimiausias 2 ar 3 dienas ir kopimas tęsiasi. Kaip teigia Nepalo turizmo departamento vadovas Tulsis Gautamas, nėra jokios priežasties nutraukti savo ekspedicijas, nėra mokslinio pagrindo tikėtis dar vieno žemės drebėjimo ir manome, kad žemė yra pakankamai stabili kopimui, nepaisant pasikartojančių smūgių. Tačiau vėliau galiausiai buvo pripažinta, kad maršrutai per ledokrytį yra nesaugus ir likusiam sezonui buvo uždaryti. Tai buvo jau 2 metai iš eilės, kai kalnas uždaromas dėl lavinų. Po antrojo žemės drebėjimo 2015 m. gegužės 12 dieną Dambaras Parajuli, Nepalo ekspedicijos operatorių asociacijos prezidentas, sakė, kad Everesto bazinės stovykloje nebeliko nei alpinistų, nei Nepalo šerpų gidų. Dėl to, per 2015 m. Everesto sezoną nei vienam žmogui taip ir nepavyko pasiekti Everesto viršūnės. Tai buvo pirmas kartas per 41 metus, kaip taip atsitiko. Tai tokia 2015 m. žemės drebėjimo, kuris supurtė Everesto istoriją. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, komentarų skiltyje palikite raktinį žodį noriu. O dabar iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video.